Tai galėsim tada pradėti mūsų pokalbį. Pasidalinkim šios savaitės sėkmė, nesėkmė, atradimų, suvokimų. Ta prasme, nes vidiniai dalykai, kurie vyksta mumyse, tai neretu atveju yra kažkokie tai cheminiai procesai, kurie vyksta mūsų organizme. Ar smegenyse elektros impulsai. Tai gali būti ir kažkokie energetiniai faktoriai, bet neretu atveju, tarkim, šiuo pavyzdžiu, jeigu mes esame neįsimiegoję, reiškia, mūsų kažkas organizme, smegenyse gal nėra pailsėję ar panašiai, ir tai sukelia mūsų vidinius jausmus šiuo atveju. Taip. Nelabai, jeigu kažkas yra mūsų viduje, tai mes skaitom vidinių faktorių, o jeigu kažkas ateina iš išorės, iš kito žmogaus, ar iš situacijos, ar iš kažko, tai tada jau yra išorinis. Tokia yra klasifikacija. Jeigu, kai mes esame alkani, mes neretu atveju jaučiamės, jeigu organizmui trūksta kažko, tai organizmas jaučia tą silpnumą, bet dažniausiai, kai kyla pyktis, tarkim, kai mes būnam alkani, tai dažniausiai iš tikrųjų tai nėra natūralus jausmas, tai yra dėl parazitų. Bet parazitai dažniausiai yra nepatenkinti, kad jie negauna maisto ir jie sukelia tą pyktį. Bet jeigu žmogus neturi parazitų, tai tada neturi kilti pykčio, tiesiog yra silpnumas, nuovargis, nes trūksta medžiagų, bet nėra kam sukelti pykčio, nebent mes psichologiškai savo sukeliam tą pyktį dėl to, kad esam nepatenkinti, kad nepavalgėm ar ten dar kažką, bet kiti būna žmonės, kad jie biškį nepavalgo, ar ten turi priklausomybės nuo ten kokio kofeino ar nikotino, ar ten dar ką nors ir negauna savo dozės priklausomybės. Tai tada, taip sakant, ne tas žmogus, su kuriuo malonu pasišnekėti. Tingumas yra specifinis jausmas, kuris iš tikrųjų yra gaunasi kaip tokios abstinencijos jausmas, jeigu taip galima sakyti. Tai yra, kad mes nejaučiam aktyvumo, nes natūralus jausmas, kuris pas mus turėtų būti, tai turėtų būti toks jausmas, kad mes jaučiam per save tekantį tokį srautą, būtent tokią emociją, kad mes norim kažką daryti. Ir tas darymo jausmas ateina iš būtent neretu atveju mūsų aukštesnės sąmonės, kai mes esam susilygiavę su aukštesnė sąmonė. Aukštesnė sąmonė turi mums kažkokią tai planą, ką mes turim nuveikti šitame gyvenime ir šitame pasaulyje. Mes jaučiam tokį entuziazmą, tokį postumį, kad turim judėti. Ir kai neretu atveju, jeigu mes neturim susilygiavimo su aukštesnė sąmonė, tai tada mes jaučiam būtent tą tokį, kad mes nieko nenorim daryti, nes mes nejaučiam to vidinio postumio kažkokio, tai būtent nieks mūsų nėra to vidinio tokio tekėjimo. Tai toje vietoje tada mes jaučiam tokį tingėjimą. Sako, aš tingiu, man nieks neįdomu, nieks man nerūpi. Tai tiesiog mes indikuojam, kad mes nesam prisijungę prie specifinės emocinės bangos, kuri mus skatintų judėti. Nebent, aišku, mes turėtume kažkokią tai ligą. Tai būtų kitas dalykas, kai mes norim, tarkim, gal daryti yra tą energiją, bet mes jaučiamės aptingę ir nepajėgiam. Tai dėl to, kad kažkas yra gal negerai su fiziniu kūnu toje. Bet tai čia yra vienas svarbus toks elementas. Tai yra, tarkim, mokytis, čia dabar kalbam apie tą kibersaugumo mokslus įvairius. Tai čia yra dažniausiai, kas yra susijęs su mūsų profesinė veikla. Tai reiškia, jeigu mes su savo profesinė veikla turim kažkokius tai profesinius mokymus ar kažką tai, ir ta veikla būtent nesilygiuoja su mūsų aukštesnė sąmonė. Tai yra, mes tai darom tik tais dėl pinigų, dėl to, kad mes išgyventume, nes nežinom, kaip taip išgyventi, bet mes, tarkim, išmanom kažką. Tai toj vietoj, kas gaunasi, tai kad būtent tas yra pasipriešinimas vidinis, nes mes žinom, kad yra kažkas kito, ką mes turėtume daryti, ką mūsų aukštesnė sąmonė norėtų, kad mes darytume. Bet mes save būtent iš proto verčiam, ne, man reikia tą daryti, nes man reikia dirbti, reikia tobulėti toje srityje, mes iš proto save verčiam. Ir gaunasi toks energetinis konfliktas, būtent kur mūsų širdis kaip ir norėtų būti kažkur kitur ir daryti kažką tai kitą. Bet protas sako, ne, mes turim laikytis šito saugaus modelio, mums reikia tą daryti, nes priešingų atveju mes
neturėsim darbo ir tada neuždirbsim pinigų ir tada negalėsim nusipirkti maisto ir tada sušalsim ir numirsim. Tai, tai yra loginiai argumentai ir jie visi yra pateisinami ir suprantami. Tiesiog, kad mes turim suprasti, kad mes taipogi už tai turim stengtis dalinti tas energijas, tai yra būtent pajaus kažką daryti, ką jaučiam savo širdyje, kas mums atrodo, kad mes norėtume daryti, ir tada daryti tos dalykus, kuriuos mes suprantam, kad mums reikia daryti, nes tam, kad mes galėtume fiziškai išgyventi, nes mes, sakykime, nepilnai pasitikim savo aukštesnę sąmonę, kad mumis bus pasirūpinta, jeigu mes darysim tos tik tais dalykus, kurie yra mūsų širdyje. Bet tai toje vietoje mes turėtume balansuotas. Neretu atveju žmonės daro tokius motyvacinius pratimus, kurie, reiškia, sukuria tokį modelį savo gyvenime, kad sako, kad susidaro tokį grafiką, va tiek valandų dabar aš darysiu tai, ką reikia daryti, tiksliau, ką man atrodo, kad reikia daryti, mano protui, ir tada kaip apdovanojimą, galėsiu kažkiek valandų paveikti tai, ką noriu daryti. Ir tada tokiu būdu išdalina taip dieną ir, reiškia, padaro tai, kas, sako, ryte nubandė, darai tai, ko nenori daryti ir tada jau tie dalykai baigti ir tada gali savo leisti likusią dienos dalį daryti tai, ką nori daryti. Ir tokiu būdu, reiškia, išdalina tą dieną ir nėra to atveju taip ir gaunasi, kad, reiškia, mes kai einam į darbą, tarkim, mes einam į darbą, darom kažkokį darbą, kuris gal nepatinka, bet mes darom dėl to, kad paskui uždirbtume pinigus ir tada su tais pinigais galėtume daryti tai, ką norim daryti. Tai taip gaunasi netgi ir realiam gyvenime, taip sakant. Bet dabar šita baimė dėl darbo, jinai turi šiokio tokio pagrindo. Jeigu mes kalbėtume 5 metus atgal, tai gal nebūtų pagrindo tai baimiai. Tarsi nebuvo tokio dirbtinio intelekto, dabar dirbtinis intelektas kiekvieną dieną vis naujienos ir vis kažkas vis geresnis ir geresnis modelis pasirodo ir vis protingesni. Tai tikrai kelia šiokią tokią sumaištį, ypač kompiuterių srityje, bet nes ta kibersaugumo sfera, jinai yra tokia labai nebūtinai fizinė, nebūtinagi fiziškai būti toj vietoj dirbant tą darbą. Ar nėra gera idėja pagalvoti apie tai, kad gal ieškotis darbo kažkur užsienyje, bet, tarkim, dirbti iš namų. Tai suteiktų komforto to klausimo. Kai kurie nori, kad fiziškai pasirodytum nors realiai gal to nereikia, bet dėl pačios fizinės tos kontrolės tokios, kad viršininkas galėtų išlaikyti tą fizinę būtent kontrolę ir valdymą. Jo, galbūt. Bet galbūt reiktų kažkaip žiūrėti tą, bandyti plačiau, nes yra kitų puslapių visokių, kur darbas iš namų ir panašiai ir tikrai yra daug, man atrodo, šitoj srityje darbo skelbimų. Galbūt tiesiog reiktų ieškoti tokio, kur konkrečiai sako, kad galima dirbti iš namų. Ir turint omeny esamą darbo patirtį ir baigtus kursus ir visą kitą, tai manau, kad jeigu išplėstume tą darbo paieškos lauką, įtrauktume tarptautinę rinką ir su galimybė tiesiog dirbti iš namų, tada, mano manimu, biškį būtų ramiau toje vietoje, nes padidintume šansus gauti darbą. Bet šitoje vietoje yra svarbus elementai, reiškia, tame dialoge su vaiko mama, kad jūs kalbatės būtent apie tos jausmus ir kaip, tarkim, jinai jaučiasi. Ir jinai šiuo atveju, tarkim, jeigu jinai demonstruoja tą aukos sindromą, kur sako, tu verti mane taip jaustis, tai būtent pačiame tame žodžių junginyje jau yra atsakymas, tai būtent, kad tariamai kažkas kažką verčia, bet nepaisant to, kad jeigu kažkas kažką ir verčia, tai kitas neprivalo sutikti su tuo ir neprivalo taip jaustis. Tai šičia jau yra labai didelė esmė. O kita esmė yra tame, kad taip,
tie pastebėjimai buvo teisingi, kad kitas žmogus, jisai pats turi būti atsakingas už savo jausmus ir kaip atrodytų pasaulis, jeigu visi būtų tik tais tokie, kad vieni kitus kaltintų, kad va tu mane privertei dabar taip jaustis. Vien tik dėl to, kad kitas žmogus yra savimi, jisai toks yra. Ir būtent tas žmogus atsineša savo būtent energetiką kažkokią, tą biolauką, ir tas biolaukas veikia kito žmogaus biolauką. Taip jau neišeina kitaip, nes būtent vyksta tas informacijos perdavimas ir, reiškia, tas laukas veikia kitą lauką. Tai dabar, tai ką daryti, ta prasme, nėra šitam pasaulyje tų nušvitusių žmonių daugumos, kurie, sakykime, galėtų visiems tik tais skleisti tuos geriausius jausmus. Mes vieni kitus veikiam, taip kaip mes veikiam. Ir va toj vietoj už tai didelė sveika pozicija yra būtent prisimti atsakomybę už savo jausmus. Tai yra, mes negalim tiesiog visą laiką kaltinti kitų, kad kiti mus verčia kažkaip jaustis. Mes turim kažkiek tai prisimti atsakomybės ir patys savo. Tai yra, kad mes priimam tą jausmą. Tai yra būtent kažkas mums siunčia tą emociją, tai sukelia mumise jausmą ir mes su tuo jausmu tada sakom, aš taip jaučiuosi. Ir jeigu mes, taip sakant, sutikom su ta savo būsena, mes joje esame, mes nieko nedarėm, nekonvertavom to, nepakeitėm ar nepraleidom tos emocijos, nesgi kai kitas žmogus ateina su savo kažkokią emocinę būklę, jis projektuoja tą emociją, pas mus yra būtent ateina ta energija link mūsų ir pas mus yra keli pasirinkimai to vietoj. Priklausomai nuo to, aišku, kokioje mes būsenoje esam, nes tai yra daug susijęs su mūsų būtent nervinė sistema, ten kiek mūsų būtent ta nervinė sistema yra, sakykime, jautri ar nejautri. Ir to vietoj kai kurie, sakykime, yra jautresni žmonės, kai kurie nelabai. Tai tie, kurie yra labai jautrus, tai jie, iš karto reaguoja. Ir esant tai automatiniai reakcijai, jinai yra dažniausiai apibrėžta mūsų esamos būklės. Tai yra ten, kur mes esam, tarkim, kaip sako, ten trūksta miego, ten kažkokia sudėtingas gyvenimo sąlygos ar panašiai, būtent tos aplinkybės, kurios sudaro žmogaus psichinę būklę, tai kitas žmogus, kai jis ateina su kažkokia tai energija, kuri, sakykime, mus veikia provokuojančiai, tai viskas, kas įvyksta, tai tik tais to kito žmogaus, tos provokuojančios energijos tik iškelia mūsų viduje tai, kas jau buvo. Tai nėra, kad kitas žmogus atėjo ir mums viską pakeitė mūsų gyvenime. Tai būtų absurdiška taip teikti, nes tai reikštų, kad žmonės turi vieni prieš kitus kažkokią besąlyginę galią, kur vieni kitus gali valdyti. Tai yra tiesiog absurdiška taip teikti. Tai toj vietai, kas daugiausia, kas įvyksta, tai kad žmogus turi savo psichinę būklę kažkokią tais. Ir jame yra kažkokios tai vidinės energijos, kurias galbūt jisai kažkaip prastai jaučiasi ar panašiai dėl kažko tai savo gyvenime. Bet jisai neretu atveju žmogus gali įeiti į tikrą hipnozę, kur jisai, tarkim, kažko užsiima, kažką daro ir visai gerai jaučiasi, aš visai gerai jaučiausi ir nes negalvojau apie tas energijas, kurios jau yra manyje. Kas ten nustumiau į pasąmonę ir aš jų nejaučiau tų energijų ir viskas buvo gerai. Bet tada kitas žmogus atėjo, tu atėjai ir sugadinai man visą dieną, aš taip gerai jaučiausi ir tu man dabar atėjai su savo ten kažkokiam energijom ir visą man dieną sugadinai. Tai yra netiesa. Tai yra ir netiesa dėl to, kad tai nėra, kad tas žmogus mums atnešė tą. Tai yra tai, kad tas žmogus tiesiog buvo kaip katalizatorius, kuris išprovokavo mumise dėl to, kad mūsų psichika buvo tokia silpna, bet mes visai gerai jautėmės
Bet to žmogaus ta atnešta emocija, reiškia, numušė tą mūsų psichinę visą susikurtą savo terpę ir iškilo tai, kas mumise buvo. Tai yra, kad mes iš tikrųjų jautėmės prastai. Ir va būtent mums kitos žmogaus tą energetiką priminė apie tai. Jeigu žmogus iš tikrųjų būtų jautęsis gerai, tai kai kitas žmogus ateina, kuris prastai jaučiasi ir atneša tą emociją ir, reiškia, mums ją suprojektuoja, tai mums nieko nereikštų. Nes to žmogaus atnešta ta energetika, jinai mus sustimuliuotų ir viskas, kas įvyktų, tai iškiltų tik tas, kas yra mumise, o mumise yra kažkokie tai geri jausmai, mes gerai jaučiamės ir mes tik paskatintų mūsų gerą savijautą, mes pasijuoktume iš tos situacijos ir viskas. Ateina kažkoks pavargęs ten ar panašiai, mes tiesiog kiltų juokas mums iš to, kad koks ten pavargęs ir ten kitas gal kažką ten sako, piktas ar panašiai, koks niurzga ar panašiai, ko čia toks nepatenkintas. Ir būtų tiesiog bairis ir viskas. O kadangi tai to nėra mumise, nes būtent mūsų pasąmonėje glūdi daug skausmo ir pykčio, nepasitenkinimo ar ten dar kažko. Ir tada būtent mūsų tą psichikos lauką numuša, kaip stiprus vėjas, kitos žmogaus energetika stipri ir iškelia tai, kas yra mumise. Ir toj vietoj taip gaunasi, kad mes sakom, oi, tu man sugadinai visą dieną. Bet jis nesugadino, jisai tik kitas žmogus tik katalizavo tai, kas jau buvo mumise. Ir tai nesvarbu, ar tai būtų buvęs kitas žmogus, ar tai būtų kažkoks tai televizoriuje ten parodytas paveikslėlis, ar žurnale pamatytas kažkoks tai ten antraštė, ar kažkas tai kito, bet kažkas kitas mus būtų išprovokavęs. Tiesiog, kad būtent mes turim tokią savyje, mes, sakykim, būseną, kad mes negalim susitvarkyti su savo tom emocijom. Tai tada mes stengiamės įeiti tokį tranzą, kur, reiškia, mes susifokusuom į tai, ką darom, o kažkokį tai užsiemam, kažkokią tai veiklą, ar kažką darbą dažniausiai darom, kažkokią panašiai. Mes einam į to darbo, tą energiją, tą tranzą, ir tada mes neturim laiko tvarkyti su tom savo pasąmonėje esančiam energijom, nes tais visais jausmais, mes viską nustumėm į šoną ir atrodo to nėra. Ir aš visai gerai jaučiuosi, nes apie tai negalvoju. Ir kaip kiti žmonės sako, įvyksta kažkas blogai, ten panašiai, tai pamiršt, užmiršt ten, nustumt kažkur ten, kad nes per daug skauda. Bet tada, kai, reiškia, ateina kažkoks katalizatorius ir tai katalizuoja, nes išmuša mūsų tą psichinę tą energiją, kur mes susikūrėm, kaip mes tariamai gerai jaučiamės. Ir tada būtent iškyla, iš kur čia dabar iškilo tos, kaip čia taip įvyko. Na taip ir įvyko, dėl to, kad iš esmės tai visą laiką buvo, tai neatsirado iš nieko. Ir toje vietoje yra svarbu labai suprasti, kad kitas žmogus yra tiek auka toje vietoje, kiek jisai pats save, taip sakant, bando pastatyti į tą aukos poziciją, bet tai nėra, kad kitas žmogus ateina ir yra kaip Dievas tiesiog atėjo ir nustatė tavo būklę. Ta prasme, tai čia, aš nesuprantu, tada žmogus yra kiauras kaip, net nežinau, nei langų, nei sienų, nei durų nėra. Tai žmogus, jeigu gyvena tokiam name, kur visiškai nėra jokios jo psichinės apsaugos, niekaip jis savęs nesaugo, tai tada jis neturėtų ir skųstis, kad kažkas jį paveikia. Nes ta prasme, tas pats, kad kaltinti vėją dėl to, kad mes sėdim namuose, langai, durys atidarytos ir pučia vėjas, lietus lyja, sniegas sninga ir mes kaltinam dabar gamtą dėl to, kad jinai yra gamta. Na tai jeigu nepatinka, tai užsidaryk langus, užsidaryk duris ir įsijung šildymą ir tada tik tais pats save gali kaltinti toje vietoje dėl to, kad kitos jėgos mus įtakoja, nes tai yra neišvengiama, tai yra neįmanoma išvengti to, kad mes tada turim, nežinau, gyventi kažkur
gal kalnuose, oloj kažkokioj, bet ir tai kas nors mus gali, ten koks vabaliukas gali mus išprovokuoti, ar dar kas nors, patiks koks nors voras, ir mums nepatiks tas voras, ir mes pasidarysim nepatenkinti, kad tas voras čia atėjo, ko iš dabar nori, ir tada galėsim toliau ką nors surast kaltinti. Tai čia jau tokia yra žmogaus psichologija, mes galim kažką kitą kaltinti dėl kažko, arba galim prisimti atsakomybę patys už save. Ir toj vietoj, kaip sakant, nuspręsti, kad tai yra mūsų pasirinkimas, kaip mes jaučiamės. Kiti visą laiką bus tie, kurie mus katalizuos. Tai kad kai kurie yra, kurie mažiau katalizuoja, kiti yra, kurie smarkiau katalizuoja. Ir mes turim žinoti, kad tie, kurie yra stipresni katalizatoriai, jeigu mūsų psichika nėra stabili, tai mums reikia vengti tų katalizatorių, dėl to, kad mes žinom, kad jie mus provokuoja, mes esame per silpni toje vietoje. Ir mums reikia save vesti kažkaip tokiu būdu, kad jeigu mes sugebim susitvarkyti su tais jausmais, mes turim kažkaip tai riboti, galbūt tą katalizuojantį faktorių. Tai va, toje vietoje, jeigu žmogus nenori augti savo jausmų valdyme, tai tada jisai turi augti gudrume, kaip vengti, taip sakant, tų katalizatorių. Neretu atveju žmonės galbūt ir daro, nes jie nenori prisimti atsakomybės už savo jausmus, tai ką nori tik nusimesti atsakomybę ant kitų, kiti kalti dėl to, kaip aš jaučiuosi. O kiti žmonės tai, bet čia yra apie tos jautrius žmonės, nes ne visi yra tokie jautrus, o kai kurie žmonės tai yra, kurie nelabai jautrus iš tikrųjų. Tai nejautrus žmonės yra dviejų tipų ir yra kai kurie žmonės, kurių būtent tos nervinės sistemos kažkaip nėra, sakykime, itin išsivyščiusios. Tai neretu atveju tai yra, jeigu žmogus, būtent siela yra evoliucionuojanti siela, tai tarkim, daug praeitų gyvenimų dar gyveno kaip gyvūnas, kur gyvūnai, sakykime, ypač tokie laukiniai gyvūnai, jie nėra itin tokie jautrus, nes jiems reikia gyventi kažkur ten miške, kur šalta, kur daug yra žiaurumo, daug žudimo, nes pasme gyvūnai žudo vieni kitus, kad valgytų. Ir to vietai jie neturi tokio perdėto jautrumo. Ir būtent tos sielos neretu atveju, kai jos įsikūnija kaip žmonės, jie dar tokie biški nelabai jautrus yra, nes jie dar yra pratę prie to žiaurumo, prie to laukiškumo tokio. Ir ta vietai jie kartais nelabai reaguoja į tuos jausmus. Tai reiškia, kažkokios emocijos ateina, kažkas ten kažką projektuoja, bet jiem tai nesukelia labai didelių jausmų. Tai vietai tiesiog tai yra dar evoliucinis klausimas, tai tos sielos dar reikia evoliucionuoti, mums reikia išmokti pajausti tos dalykus ir tai ateis su laiku. Tai tiesiog aukštesnės jėgos tuos tą vedimą, kaip išvystyti tos dalykus. Tai tiesiog tos žmonės turim suprasti, kad jie yra evoliucijoje ir tiesiog jiems reikia leisti evoliucionuoti savo laiku. Bet yra dar viena žmonių kategorija, kuri yra neteisingai suprasta. Tai yra vadinamų hiperjautrių žmonių kategorija. Ir hiperjautrių žmonių kategorija yra visai kitokia, nes būtent tas hiperjautrumas yra susijęs su tuo, kad mūsų nervinė sistema turi, sakykime, tokį savisaugos mechanizmą. Tai yra, kai ateina kažkokia emocija ir tai sukelia mūsų būtent nervinės reakcijas ir mūsų būtent nervinės reakcijos yra paremtos kažkokiais tai būtent elektros impulsais. Ir tie elektros impulsai, jie turi savyje tam tikrą, sakykime, srovę, kurią jie gali palaikyti. Ir ta palaikoma srovė, jinai turi savo saugiklius. Tai yra, jinai gali tik tais tam tikrą srovės kiekį. Tai būtent praleisti mumise tie, reiškia, saugikliai tik tai tam tikrą srovės kiekį gali praleisti pro elektros grandines. Ir kas įvyksta? Tai jeigu srovės kiekis, tai yra ateina kažkokia emocija ir mūsų kyla jausmas,
ir tas jausmas yra per stiprus, labai per stiprus. Tai toj vietoj yra, sakykime, mūsų smegenyse tokios funkcijos, kad jos tam, kad nesudeginti grandinių, nes jeigu pernelyg stiprus jausmas kels mumise, pernelyg daug srovės praeis pro būtent specifinės mūsų grandis, jos gali perdegti. Ir kitiems žmonėms taip nutinka. Kartais tas mechanizmas nesuveikia ir jam perdega nervas koks nors. Ir tada jie tampa kažkuriuose vietose būtent nejautrus ar apatiški, kaip ten sako, ar panašiai, tokių dalykų nutinka, kad tas mechanizmas nesuveikia. Bet kai jisai suveikia, tai tada žmogus būtent įeina į būtent tokį tam tikrą apatiją, vien tik dėl to, kad mechanizmas apsaugo mus nuo to jausmo, nes jausmas būtų buvęs per stiprus. Ir tam, kad neperdegtų grandinė ir mes taptume būtent visiškai apatiški dėl to, kad mūsų nervai perdegė, tai tada toje vietoje būtent išjungia pas mus jausmus. Tiesiog yra avarinis išjungimas. Ir būtent to avarinio išjungimo principo hiperjautrų žmonės, jie tada atrodo, kad jie yra nejautrų žmonės. Kai iš tikrųjų yra priešingybė, jie yra perjautrų žmonės. Kadangi jie yra perjautrų žmonės ir juose net kartais būna, kad vėjas ten papučia biškį iš kitos krypties ir jau juose ten sukelia tokios emocinės audras milžiniškas, kad ta prasme neįmanoma gyventi, nes viskas tose žmonėse provokuoja absurdiškas reakcijas. Ir tada būtent, tai yra neįmanoma taip gyventi. Ir tada būtent, kas gaunasi, tai kad organizmas įeina į tokį režimą, kad jisai išmoksta tam, kad išgyventi, išmoksta išjungti jausmus. Ir tada jisai būtent nukerta tos jausmus ir nukirtinėja iki tol, kol paskiau visai ta grandinė kažkaip užstringa ir žmogus tampa bejausmis. Ir to vietoj jisai nieko nejaučia. Bet būtent kas gaunasi, tai yra ne dėl to, kad žmogus, kaip mes turim tendenciją sakyti, koks tu neišsivystęs, nieko nejauti. Bet tai ne visais atvejais. Kai kuriais atvejais galbūt tai yra ta gyvūniška siela, kuri tiesiog buvo pratusi prie tų miško gyvenimo sąlygų ir jie nėra labai jautrus, nes jie tiesiog yra pratę prie tokio atšiaurių sąlygų. Bet ne visais atvejais, kai kuriais atvejais yra, kad būtent žmogus yra per jautrus, pas jį yra tiesiog būtent užkirsta tą grandinį, dėl to, kad jis negali, tiesiog dėl savo pernelyg didelio jautrumas negali funkcionuoti, nes viskas jame provokuoja absurdiškas reakcijas. Ir toje vietoje tiesiog turime atskirti tuos dalykus. Ir būtent jeigu mes norim suprasti, ką reiškia jausti, tai mes turim išmokti priimti tam tikrus jausmus. Nes būtent neretu atveju vėlgi mes turim savo tokią tą psichinę nuostatą, kad mane ten provokuoja, sukelia manyje jausmus, būtent to žmogaus emocijos. Tai kartais mes patys netgi blokuojam. Psichiškai blokam, sakau, nenoriu nieko girdėti, nenoriu nieko žinoti, nes, kaip dauguma žmonių, tarkim, bijo tos vadinamos negatyvios informacijos. Nes, nenoriu nieko žinoti, čia tik negatyvas ten ir panašiai. Tai yra dėl to, kad jie yra emociškai silpni žmonės. Ir jie gali save vadinti kaip jie nori, galvoti apie save kaip jie nori, bet jie yra emociškai silpni žmonės. Ir nes jie pamato ten nuotrauką kokią nors, ten nukrito kažkur ten bomba kokia ar kažkas ir jiems emocinė reakcija ir jie jau savęs negali valdyti. Ir tai yra, ką tai reiškia? Tai reiškia, tai yra, žmogus neturi psichinės valios valdyti savo emocinę būklę. Ir tai yra toks žmogus, kuriam reikia mokytis valdyti savo emocinę būklę.
tai jie būtent renkasi verčiau tą abstinenciją, kad aš save verčiau izoliuosiu nuo tos informacijos ir toj vietoj aš to nematau ir man to nėra ir man ramu. Na taip jau yra. Ir niekas negali sakyti, kad tai nėra veikianti funkcija, nes tai veikia, kitaip žmonės to nedaryti. Bet aš ką noriu pasakyti, kad jeigu žmogus nori treniruoti savo jausmus, jisai turi po truputėlį mokytis priimti tos jausmus. Ir jisai turi, nebūtina dabar pulti ten ir žiūrėti, man reikia dabar treniruotis, jausti tai, aš ten pulsiu žiūrėti serijinius žudikus, ten kokius nors, ten Hannibalus, Lekterius, ten kaip valgo žmonės ar panašiai. Tai nebūtina, bet mes turim išmokti pajausti visus tos dalykus, kurie egzistuojantis pilnas jausmų spektras, ir tokiu būdu mes treniruojam savo psichinę valią. Ir mes po truputėlį galim pasižiūrėti, kažkas vyksta, ten kažkas, tarkim, antraštę pasižiūrėti, bet kažkur vyksta ten koks nors karas, ne? Tai gerai, pažiūrėti, kaip ta antraštė, iš jos ateina nes tai yra įkrauta būtent ta antraštė įvairiom emocijom, ateina ta emocija į mus ir kokius sukelia jausmus. Bet būtent stebėti, kaip mumise kyla tie jausmai ir ką mes tuo galim padaryti. Ar aš galiu transformuoti tą jausmą, ar aš galiu būtent jį kažkaip neutralizuoti, pasiūsti kokią šviesą ir neutralizuoti būtent tą emocinę energiją ateinančią. Ar galiu pasirinkti kokią tai ramybę savo viduje, kad mes neveiktų tai, gal pritaikyti šviesos apsaugą, kad konvertuoti tą ateinančią energiją. Tai yra darbas su savimi vadinasi. Ir toj vietoje būtent mes pirmą pažiūrėjom į antraštę, ir mes toj vietoje, gerai, mane tai sukelia tokius jausmus, atidirbinėjau tą, žiūriu, kad rinktis stabilisnius jausmus, parašta, vyksta karas. Aš žiūriu, kaip aš dabar jaučiuosi ir kaip man dirbti, kad mano jausmų būsena būtų tokia, kokios aš noriu. Ir kad būtent aš jaučiuosi patogiai. Tai nereiškia vėlgi, kad mes turim būti be užuojautos. Būtent, kai žmonės užsiima užuojautą, kad jie pamato, kad kitam žmogui yra, jisai serga, ar ten jam kažkas negerai, jam sunku yra. Ir būtent jo tą sunkią būseną sukelia mumise, būtent empatinę užuojautos reakciją. Mes irgi pasijuntam blogai, bet kitam blogai ir man blogai. Tai nereiškia, kad mes turim tą ignoruoti ir sakyti, kad negalim jausti to, ką kiti jaučia. Yra gerai jausti tai, ką kiti jaučia, nes tada mes galim suprasti kitą žmogų, pro ką jisai eina. Bet ką mes turim daryti, tai mes neturim užsikabinti ant to. Tai yra, jeigu atėjo kažkas, tai arba, nes dažniausiai mes pamatėm kitam blogai, patys įėjom į tą, o jam blogai, jau ir man blogai, jau dabar viskas, aš dabar blogai jaučiuosi. Ir nieko negaliu padaryti. Tai toj vietoje jau mes turim problemą. Nes kitas žmogus tai nėra kaltas, kad jam blogai, nes jam blogai. O dabar gaunasi, kad kitas yra kaltas dėl to, kad ir mums blogai. Dėl to, kad kitam blogai, tai dabar man blogai. Ar perduodu dar kitam, tai kitam irgi bus blogai. Ir taip grandinė be galo. Kažkur tai turi sustoti tą grandinę. Kažkas tai turi prisimti atsakomybę ir kažkas tai turi sakyti, ne, aš matau, kad jam blogai, aš suprantu jį, aš jaučiu tai, ką jis jaučia, bet aš renkuosi kažką tai kitą. Tarkim, mes galim pasirinkti ramybę toje vietoje ir ateina ta emocija, ten užrašas kažkoks ar to žmogaus būklė, ateina iki mūsų, mes pajutėm, supratau, kokia tai yra energija ir paleidžiu tolyn, tegu einu tolyn. Nebūtina mums užsifiksuoti į tai, nes daugelis žmonių veikia kaip stiprintuvai. Tai yra energija atėjo, jie pajautė ją ir tada, štai kai aš pajutau, išpučia tą energiją iki ten, nežinau, 10 ar 100 kartų. Tai ką aš jaučiu, tai yra, tam žmogui yra blogai ir man dabar labai blogai. Kaip blogai yra. Žmonės išpučia tas energijas, kas yra visiškai nebūtina.
Tai yra funkcija, kuri egzistuoja, taip aš suprantu, jinai yra reikalinga, tarkim, labai gerai ta funkcija veikia, kai kažkam yra labai gerai, kažkas yra labai laimingas ir jam pasisekė ten kažkas ir panašiai ir jisai ateina laimingas ir mus įkrauna tą laimės energiją ir mes tada pagaunam tą laimę ir sakom, va, kaip jisai gerai jaučiasi ir aš kaip dabar gerai jaučiuosi ir kaip viskas yra nuostabu ir pasaulis nuostabus, viskas nuostabu yra tiesiog. Tai tada labai gerai veikia ta funkcija. Bet jeigu tai kažkas jaučiasi prastai ir mes tada kaip stiprintuvas veikiam tais prastų jausmų atžvilgiais, tai tada nėra labai gerai, nes tiesiog nei tam žmogui nuo to nėra geriau, nei mums nuo to geriau yra. Mes turim nepamiršti, kad tai kenkia mūsų sveikatai, visas blogas jausmas, kuris pas mus ateina, būtent tai yra ta sunkia energija ir kai paskui mes jaučiamės prastai, tas prastas jausmas, nepamirškim, kad yra mirštančios mūsų kūno ląstelės ir būtent prasideda visokios mutacijos, visokie susirgimai ir visa kita. Tai būtent sukelia tie būtent mūsų blogi jausmai. Tai jeigu mes negalim galvoti apie kitą žmogų, būtent iš tos perspektyvos, kad apie jį, tarkim, galvojam, tai bent jau galvokim savanaudiškai tada, kad aš nenoriu blogai jaustis, nes tai kenkia mano sveikatai. Ir jeigu mes negalim bent jau šitiek prisimti atsakomybės už save, tai yra, kad mes norim savo sveikatą tausoti, tai tada mums dar yra daug mokytis. Nes taipogi turim suprasti, kad jeigu kitas žmogus tai jausdamasis prastai ir jis mums atneša tą energiją, mes ją padauginam, grąžinam jam tą prastą jausmą, nusiunčiam kitiem, mes tik palaikom tamsos sistemą. Bet jeigu kitas žmogus ateina, sakykim, jausdamasis prastai, o mes turim tiek psichinės valios, kad galim konvertuoti tą energiją savyje į kažkokią šviesią energiją, grąžinti jam šviesioj formoj tą energiją ir pasiųsti kitiem šviesioj formoj tą energiją, o tada jau mes kalbam apie progresą. Tai nėra tiesiog atsitiktinis, nesąmoningas reagavimas ir stiprinimas energijų, o tai yra sąmoningas darbas ir konvertavimas. Ir tai yra būtent apie ką mes nemažai kalbėsim sekančiais susitikimais. O šiam kartu galbūt tiek, tai gal yra kokių klausimų ar komentarų. Jo, bet mes turim suprasti, kad kitas žmogus interpretuoja dalykus. Mes kitam žmogui galim ateiti su gera emocija, sakyti, labas, kaip tau sekasi, ką nors tokio malonaus stengtis pasakyti, o kitas priklauso tai, ką kitas žmogus turi būti. Esmė yra, kas kito žmogaus yra viduje ir tai būtent nes mūsų tiesiog energetinis pokytis, nes žmogus turi vieną energetiką, kitas žmogus turi kitą energetiką ir tų energetikų skirtumas, jų santykiavimas provokuoja reakcijas. Ir tos reakcijos yra susijusios su to, ką žmogus jau turėjo savo viduje. Ir kartais netgi, kai kitas žmogus ateina ir sako, kaip nors džiaugsmingai, sako, labą dieną, kaip visiems sekasi, linkiu visiems geros dienos, tai kiti nori, taip sakant, iš akmenų apmėti tą žmogų, nes sako, tu ten toks ir anoks, kaip tu čia drįsti geros dienos, Juli, tu ką tu nežinai, kokio ten mes gyvenam, kur ten ir kaip ten mum yra ir panašiai. Bet iš akmenų nori apmėtyti tos gerą linkiančius žmonės. Jis neturi nieko bendro iš esmės, nes tai yra esmė, kad kitas žmogus jau buvo kažkur ir tiesiog kitas atėjo kaip katalizatorius ir išprovokavo mumise, kas jau buvo. Ir nėra tuo atveju, kai tai yra du žmonės, kurie yra tarpusavy susiję ir kito žmogaus atžvilgių jau yra įkrauta kažkokia energija, apie kurią nuolatos yra galvojama ir virinama, nesvarbu, ką kitas žmogus pasakys, tai vis viena turės tas provokacinės reakcijas, kurios jau buvo įkrautos per ilgą laiką. Nebūtinai mes turim labiau žiūrėti, į kur mes einam. Kai kitas žmogus mumise, taip sakant, sukelia reakcijas, tai jeigu mes esam visiškai nesąmoningi, tai tada pas mus įeina tokia, kartais atsiranda ta apatija, kad tiesiog smegenys išsijungia ir mums dzin.
ir sakant, kitas ten varo kažką, o mums zin, man zin, karoči. Ir tai tada jo, bet taipogi, kai pas mus yra vystosi sąmonė, sąmonės galia yra stipresnė už nesąmoningas emocijas. Ir kai vystosi sąmoningumas, tai būtent mūsų sąmonės laukas gali paveikti kito žmogaus būtent nesąmoningas emocijas. Ir kai kitas žmogus nesąmoningai siunčia emocijas, mūsų sąmonė tiesiog automatiškai konvertuoja tas energijas ir nes atsiranda aplinkui mus pradeda formuotis tas Faradėjaus narvas energetinis, kuris kaip ta šviesos apsauga, kuri neutralizuoja tas energijas. Ir mūsų nepasiekia tos energijos, mūsų šviesos apsauga konvertuoja tas energijas, jas pagauna pakeliai ir konvertuoja į tokias energijas, kurios mums būtų tinkamos, priimtinos. Ir taip veikia šviesos apsauga ir tada toje vietoje mes neturim to poveikio. Vėlgi mes turim žiūrėti, kai mes įeinam į tą situaciją. Nes jeigu kitas žmogus mums meta ten kažką, o mes jaučiamės gerai, tai mes nesame apatijoje. Mes tiesiog esame sąmoningi, mes sąmoningai konvertuojam. O jeigu kitas žmogus mums mėto kažką, o mums dzinta prasme, tai tada jau mes jau esame apatijoje. Neretu atveju, jeigu mes esame sąmoningi ir mes bandom suprasti situaciją, bandom įeiti ją ir mes nepasiduodam tai automatiniai reakcijai, būtent tai tada mūsų sąmonė išfiltruoja ir mes toje vietoje konvertuojam tas energijas. O čia tik tuo atveju tas automatinis išjungimas yra, kai mes visiškai nesąmoningi. Tai yra absoliutus žemiau sąmoningumo mes esame. Tai yra, kai nes viena yra ateina energija ir mes reaguojam, ten kažkas ten, kaip blogai, ten tokios konvulsinės reakcijos prasideda pas mus. Ir jeigu jos per stiprios yra, tai tada kūnas būtent išsijungia ir mes tampam tokie kaip zombiai. Nieko nejaučiam, visiškai nieko. Tai yra ta apsauginė reakcija tam, bet tai nėra evoliucinė reakcija, tai yra deevoliucinė reakcija. Mes degraduojam, nes jausmas mus augina. Kai mes jaučiam, mes augam dėl to jausmo. Ir jeigu pas mus įsijungia ta būtent išjungiamoji reakcija, tai yra dėl to, kad mes nesugebam augti. Bet jeigu mes galim išlikti sąmoningi ir suprasti situaciją, ją analizuoti, tai tada mes augam, mes filtruojam. Nes priešingų atveju taipogi mes ir nesuprantam, ką mus šneka. Kai įsijungia ta automatinė išjungimo reakcija, tai tada kitas žmogus mums kažką sako, mes jau kaip zombiai stovim ir ką? Čia sakai kažką? Mes tokie visiškai zombiai esam. Smegenys neveikia, nes ir smegenys išsijungia tuo momentu. Nes nieks neveikia. Tai reikia atskirti. Na taip, tiesiog čia greičiausiai yra susijęs su tuo, kad būtent šitas pavyzdys dabar naudojamas skirtumo tarp sesės energijos ir buvusios sugyventinės energijos. Tiesiog sesė greičiausiai labiau valdo savo psichinę lauką. Ir jinai jaučiasi prastai, bet jinai stengiasi tą sulaikyti savyje. Ir aš prastai jaučiuosi, bet aš to nenukreipsiu niekur. Laikysiu tą savyje. Ir būtent jinai išlaiko tą savyje. O kiti yra tokie, kad aš prastai jaučiuosi, bet aš nenoriu prastai jausis, tai aš į ką nors nukreipsiu dabar. Atakuosiu ką nors ir išliesiu kažkur ten. Nes man tai nepatinka. Ir tai yra skirtinga taktika. Tiesiog žmogus nežinodamas, kaip tvarkyti savo jausmais, jisai kažkur ieškosi, kur nusipilta ir ant ko išlieti tas emocijas, nes pats jų nesutvarko. O kitas žmogus sako, aš prastai jaučiuosi, kad tai yra mano ir aš laikysiu tą savo. Ir aš nenoriu ant nieko čia dabar išsilieti. Ir tada skirtingai. Jo, jinai sulaiko tokiam, nes kitas žmogus greičiausiai galvoja, kad jo jausmai yra tik tais jam juntami ir kiti to nejaučia. Ir tiesiog galvoja, kad jeigu aš tai laikysiu savyje, niekas to nežinos, kaip aš jaučiuosi. Ir kiti žmonės turi tokią psichologiją.
bet jie nežino, kad mūsų būtent laukai yra platesni, negu tik tais mūsų vidinės būsenos, tai apima ir išorė. Jo, nes tada kiti žmonės, kurie nesulaiko savyje emocijų, o jas ieško kur išlieti, tai jie jas kryptiškai nukreipia. Tiesiog kaip vandens kibirą išpila ant kito ir viskas. Ir tada tas... bet tai tada kyla klausimas, o tai kur, jeigu tada nelabai eina suprasti tos situacijos. O tai kur tada yra problema, jeigu nėra iš kito žmogaus liejamų emocijų, tai apie ką mes tada kalbame? Bet tai galbūt čia tiesiog yra susijęs su tuo, kad jeigu kitas žmogus išlieja mūsų emocijas, bet mes jau esam psichiškai nusiteikę, mes žinom, nes mes esam koviniai pozicijai, nes mes žinom, nes dažniausiai kas nutinka, tai kad mus užklumpa netikėtai, o kitas ėjo, ten nupylė ant mūsų ir aš nebuvau pasiruošęs tam ir mane išmušė iš pusiausvyros. Bet neretu atveju, kai mes jau žinom, esam paratę, kad ten yra kovinė situacija ir mes einam su psichiniu nusiteikimu, kad man reikia save saugot, man reikia laikyti šviesos apsaugą, man reikia filtruoti energijas ir tada, kai kitas atakuoja, mes nepajuntam, nes tai atmuša mūsų tiesiog šviesos apsauga ten toli ir mes liekam ramybėje toje vietoje. Tiesiog atsimuša viskas ir niekas nepasakė, tai toj vietoj, tai reiškia, mes jau turim savo psichinę apsaugą. Jeigu mes norim padėti kitam žmogui, tai geriausias būdas yra, visų pirma, mes negalim padėti kitam žmogui, jeigu jis nenori, kad jam būtų kas nors padėtų, tai čia jau yra garantuota. Bet jeigu, sakykime, visų pirma, klausimas yra, ar kitas žmogus nori. Jeigu žmogus nenori, tai viskas, ką geriausia mes galim padaryti, tai patys gerai jaustis visą laiką. Nes tada kitas žmogus, jisai šiek tiek to perims iš mūsų. Tiesiog nesąmoningai. Ir per laiką jisai irgi gerai jausis. Nes būtent kitas žmogus, kuris yra nestabilios psichinės būklės, tai tas žmogus, kuris yra stabilesnės psichinės būklės, jis visą laiką, būtent palaikydamas tą savo psichinę būklę stabilę, įtakos tą kitą žmogų. Tai nes kitas žmogus tiesiog banguoja. Ten blogai, gerai, blogai, 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 gerai, blogai, ten kairiai dešinė. O jeigu kitas žmogus yra stabiliai gerai jaučiasi, tai tada būtent tas žmogus, kuris banguoja, jisai pradės stabilizuotis palei tą žmogų, kuris stabiliai jaučiasi. Stabilumas yra labai svarbi būklė. Tai tai geriausia, ką mes galim padaryti, tai jausti stabiliai ir taip sakant, tokiu būdu įtakoti kitą žmogų, kad jis irgi jaustųsi stabiliai. O jeigu kitas žmogus nori, kad jam kažkas padėtų, čia jau yra kita kalba. Nes tada mes galim būtent pradėti dalintis jausmais. Ir tai yra, kad aš jaučiuosi gerai ir aš perduodu tau meilę, tau šviesą, ir tu priemi meilę, šviesą ir siunti man. Tada jau mes keičiamės pozityviais jausmais. Čia jau yra visai kitas dalykas. Jeigu mes negalim valdyti energijų, tada mes prašom aukštesnės sąmonės, pasimeldžiam, nusiunčiam energijas aukštesnės sąmonės, sakom, prašom perduoti tą energiją tam žmogui, kad jam būtų geriau. Ir tada mūsų aukštesnė sąmonė susisiekia su jo aukštesnė sąmonė ir tada perduoda tam žmogui tos jausmus reikiamus. Ir tada toj vietoj nereikia, taip sakant, perdavinėti tiesiogiai ir toj vietoj nėra tikimybės paklaidai, kad mes vienas kitą sužalosim dėl savo nevaldomų jausmų. Tai vat. Tai gal kaip ir tiek tada šitam susitikimui. Tada sekantį kartą tęsim toliau.